Nuskambėjo ką tik labai gražus pasidalinimas karalienės klube iš moters, kuri eina per stiprias vidinės transformacijas, ar ne? Nes ėjimas į moteriškumą, taip, jisai kuo lengviau, kuo paprasčiau. Tačiau jeigu mes ilgą laiką buvom užspaudusios visą savo tą esybės dalį, tas nuostabias dovanas, kurios padovanotos yra mums iš gamtos su mūsų kūnu, ar ne? Ir kai pati minėjai, kad numodavau ranką į moteriškumą, tačiau klausimas, galbūt pamąstymas yra toks, kaip gali būt, kai aš išgyvenu tokią tarsi didelę vidinę transformaciją santykiuose ar kažkurioje kitoj srity, kur jaučiu, kad jausmai yra liūdni, sudėtingi, tokie sodrus, gilus, tačiau nepozityvus. Ir nukeliavus į renginį, apsirengus gražiai ar ne, pasipuošus, aš galiu pasisakyti ir aš sulaukiu daug komplimentų. Nes mes buvom išmokytos truputį klaidingai. Mes buvom išmokytos, kas yra gerai ir kas yra blogai. Jeigu tu šypsaisi, jeigu tu džiaugiesi, sutrikinėjai, visi patenkinti, visi laimingi. Jeigu tu eini į kitą būseną, tau liūdna, tau ar ne pikta, tau negera, nieks nepatenkintas, niekam nėra gerai, vadinasi, ta būsena yra blogai. Visatoje tai neegzistuoja, tokių etikečių nėra, nei gerai, nei blogai. Visos būsenos yra geros, visos būsenos, kurias mes patiriame. Tik tais mes turim atsirinkti, ar mes iš to galime kurti nuostabų gyvenimą. Tačiau ką reiškia, kai moteris eina per šias būsenas? Pirmiausia, nuostabu tai, kad aš galiu suprasti, kad manyje vyksta pokytis. Kiek daug moterų aš matau, kurios varo savo varikliukais ir numoja viską, užspaudžia, suspaudžia emocijas, jausmus, šypsena didelė, bet ten tampa parodija, toks plastikas, nėra tikrumo. Tuo tarpu, kai moteris netgi eidama per vidinę transformaciją ir išgyvendama stiprius, galingus, gilius jausmus, ji tampa dideliu sodriu tikrų magnetu, nes jinai nebeapsimetinėja. Tačiau užlipus ant scenos, lygiai ta pati emocija gali būti kuriančioji. Ir nesvarbu, kad tai yra liūdesys ar panašiai, ar kažkoks gilus apmąstymas. Kaip Adelės daina Hello ar panašiai, pažiūrėkit, kiek dainų jinai yra sukūrus liūdnų. Tenai, kur vyko gilios transformacijos, skyrybos, suvokimas apie save ir jos išgarsėjo, jos turi tokią nešamąją vertę, ar ne, kad tapo trendai. Tai atrodytų, kaip gali būti iš tokio skaudaus, kad čia, tai vėlgi mes suvokiame, kad magnetizmas yra tik tais mano kažkokia puikybė, prabanga, ten džiaugsmas, viską. Ne, lygiai taip pat magnetuoti gali sodrus, nuoširdus, gilus jausmas moteriai su savimi pačia. Nebeneigimas, kad aš einu, kad aš taip jaučiuosi, visa kita, bet kai jinai įeina į savo mėgstamą veiklą, tai ir persijungia tai, kad viskas, kas viduje užkaupta energetiškai, jinai nebesidrasko į išorę, nes transformacija pas moterį vyksta viduj. Ir ta vidinė transformacija kuria energiją. Ir kai jinai išeina į mėgstamą veiklą, jinai iš tos energijos gali pasisakyti nuoširdžiai, jinai gali sumagnetuoti, jinai gali pritraukti dėmesį, nes viduj vyksta transformacija. Ir tai atrodytų kaip, jeigu aš jaučiu blogus jausmus. Nėra blogi arba geri jausmai. Visos būsenos turi tam tikrą kiekį energijos, jos yra sodrios. Taip pat ir džiaugsmas turi tam tikrą kiekį energijos, kaip ir palaima, kaip ir vienatvė, kaip ir skausmas, kaip ir pyktis, ar ne? Ir kaip moteris to nebeignoruoja, o savyje pripažįsta, ji tą energiją gali išnaudoti tinkamai, nes jos nebeužspaudžia. Ir būtent ta energija tampa magnetu komplimentams, gerai kalbai, suvokimui, ką aš turiu pasakyti, kokią žinutę pristatyti.
kaip galbūt parduoti, kaip galbūt pasisakyti darbo pokalbėje, nes aš esu sodri su savimi, aš esu tikra. Ir va tas tikrumas, nuoširdumas su savimi moterį ir sukuria irgi magnetinę galią iš jos vidaus. Nes moteriškumas tai nėra vien koketavimas, kerai, seksualumas, grakštumas, vien elegancija. Tai yra ir griovimas, tai yra ir nepasitenkinimas, tai yra ir jėga, kuri kartais gali būti net purvina atrodanti kažkam, kurie bijo tokios jėgos, tai yra ir pyktis, ir visi kiti atspalviai, ne? Tai moteriškumas turi daug atspalvių, tik mes įsivaizduojam, nes matėm tą moteriškumą tik per vyrų prizmę, buvom taip tiksliau išmokytos ir matėm tik tą kampą. Tai moteriškumas yra visi kartu atspalviai, bet svarbiausia suprasti, kad kai aš esu gryna su savim, aš generuoju didelį kiekį energijos, kurį galiu panaudoti labai tinkamai, ypatingai savo mylimoje veikloje.